Dievą mylėti. Pradėsime mes nuo pačių didžiausių. Vyksime į mugę. Čia vaikučius ateikit, stosime.
Riempi un po'. Dar kartelę rūpės
važiuojam. Kas jos? Vila, reikia jos.
varpos, kadangi dabar jų nėra, tai mes tik atnešėm parodyti. Va, būdavo varpos ir paimdavo ir štai taip nupjaudavo. O po to grūdus apdorovodavo ir prikepdavo įvairių pyragų. Ir mes dar mokam kartu šokį pašokti. Prašom mus visus palaikyti, nes mes mažiukai nedrąsūs. Tai va, kartu su mumis padainuoti, paploti, pažyti. Yes.
jas pirmiausia nuveža į karšyklą, jas iškaršia, padaro tokį pundelį, va, jau labai, nu, va, tokį daug minkštesnį. Po to reikia šito rateliu suverpti, o suverpti siūlai jau gaunasi tokie. Ir vaikai dar galima iš šitų vilnų nuverti šlepetes. Aš jums parodysiu. Ką, pažiūrėkit, kokių šlepečių galima iš šitų vilnų nuverti. Gal turit kas tokią šlepetę? Čia yra mamytėm, mergaitėm vaikščioti šitom šlepetėm, o čia tėtėm, dėdėm vaikščioti. Didesnės. Parsiveždavo iš karčiai jau suvertus, tai štai žiūrėkit, kaip sukasi. Ir sukdavo siūlus. Va, gal kas tai tokį taip pat turi dar? Močiutė. Tokius siūlus sukti. O ar jūs mokate siūlus sukti? Mokate?
O kaip yra gaminamas sūris, tikriausiai vaikučiai matė. Pirmiausia, karvutė ką pagamina mums atneša saldaus pienelį. Saldus pienelis yra surauginamas, pagaminama varškė. Varškė sudedama į sūrmaišį, sukrečiama, užrišamas kaspinėliu tokiu ir po to dedamas į tokią priemonę. Gal žinote, kaip vadinasi šitą priemonę? Lastai. Ir sūris. Ir sukamas sūris spaudžiamas. Suspaudžiamas. Ir kaip suspaustas, išvarva drėgmė, iš rūgos išvarva. Ir štai lieka toks gražus sūris, kurį jūsų mamytės nuperka parduotuvėje. Panašus toksai į delnelį gerą mamos telpą. Sūris, baltas sūris. Galima įvarstyti, aišku, tai smyną. O dar čia kazinė. O štai dar mes turime, ką žinote, kam skirta čia? Sviestui pagaminti, sviestamušė. O lietuviškai tai tiesiog lietuvių kalbininkai pasakysiu, kai surūksta pietinė supilame į šitą kalatalką, kaip jūs vadinate, ir tada uždengiame dantis, prilaikoma ir šitai muša. Kas nori pabandyti? Sėjas čiauti kažką. Įsivaizduok, kad čia prisota kėdės. Kadangi tuščia, tai jie labai barška, bet žinokit, čia yra sunkus darbas. Kai sviestą baigiame mušti į pabaigą, pasidaro svieste tokios mažos kruopelytės. Ir jos labai sunku tada patraukti, tiesiog sunku iškelti. Čia reikia didelės jėgos sveikatos. Kas dar nori pamatyti? Jūs didesnį bus galima mušitas.
turės.